Pirmas faktas. Portugalija yra geografiškai labiausiai nutolusi šalis nuo Lietuvos. Antras faktas. Persikrausčius čia, patirsi kultūrinį šoką. Gali įdomus sutapimas ar ne, bet dažniausiai pastebiu, kad tai būna BMW vairuotojai. Ir dabar klausykit. Yra stalas ir jinai išsitraukia iš po stalo knygą, tokią kaip senais laikais. Tai man būna, kai aš atvažiuoju į Lietuvą, atrodo, dieve, kokia futuristinė šalis, viskas taip modernu ir taip sklandu. Atrodo, gyvenu kelis metus Portugalijoje, bet vis tiek kiekvieną dieną dar susiduriu su dalykais, kurie mane šokiruoja. Apie tai jau kalbėjau viename iš savo video, tiesiog tas sąrašas niekad nesibaigė, esu jį papildžiusi. Dėl to nutariau padaryti antrą dalį. Tai iš karto noriu ir pradėti. Portugalijoje susidursite su bilietėlių sistema, kuri vadinasi Senja. Tai yra, kad jūs, kai ateinate į kažkokią įstaigą, turite išsiimti bilietėlį. Atrodo savaime suprantama banke, pas daktarus, ligoninėse, bet čia yra iki tokio lygio, kad net jeigu ateinate į maisto parduotuvę tokią kaip Maxima ar Rimi ir norit nusipirkti sveriamą faršą, pavyzdžiui, turite išsiimti bilietėlį. Ar jeigu norite kažkokios sveriamos duonos, irgi turite išsiimti bilietėlį. Ir atrodo gana keista, nes dažnai net nebūna eilių, bet vis tiek tavęs neaptarnaus, jeigu nepasimsi bilietėlių. Kartais atrodo visai tai yra nereikalinga, bet iš kitos pusės, jeigu iš tikrųjų susidaro eilės, labai yra palanku, kadangi, kaip ir minėjau jau daugelį savo video, Portugalijoje yra įstatymas, kad garbaus amžiaus žmonės, nėščios moteris yra praleidžiami be eilės, tai yra, jie turi vadinamą priority, tai dėl to yra labai šaunus dalykas tie bilietėliai. Sekantis dalykas. Žmonės čia mėgsta kalbėti. Atvirai sakau, neatsimenu nė dienos, kad būčiau išėjus iš namų ir kas nors su manim nepasikalbėtų. Nes esu su mažu vaiku, tai visi nori pakalbinti mažąjį. Bet vis tiek, kur mes benueitumėm, žmonės sustabdo gatvėje tiesiog pakomentuoti vaiką, koks jis mielas, pakalbinti, iš kur mes esam, kaip mes čia gyvenam ir taip toliau. Tai jeigu trūksta bendravimo ir jeigu nori tiesiog išeiti į gatvę, susipažinti su žmonėmis, tai Portugalija yra puikia tam šalis, nes žmonės yra labai atviri pokalbiam ir tiesiog susipažinti gatvėje, eilėje, autobuse, ko tikrai labai trūksta Lietuvoje ir žmonės yra tuo klausimu daug šaltesni. Kalbant apie vaikus. Portugalijoje dievina vaikus. Ir iš tikrųjų tas pasidaro daug aktualiau, kai tu augini savo vaikus. Nes nė dienos nebuvo, kad būčiau kažkur Portugalijoje, kur mano vaikas tarsi maišytų ar keltų kažkokių nepatogumų. Turiu labai įdomią istoriją, iš tikrųjų visai neseniai buvom notaro kabinete, kur turėjom pasirašyti dokumentus ir mūsų buvo gal 8 žmonės. Ir notaras ten rimtai skaito dokumentus ir tada jisai sako, labai atsiprašau, bet turiu sustoti ir jis atsisuko į mūsų sūnelį ir pradėjo su juo žaisti, kalbinti, koks vardas, pažiūrėk, kiek dantukų išdygė ir taip toliau. Ir man atrodė neįmanoma, kad tokioje aplinkoje kažkas domėtųsi mano vaikų bendrai ir jį kalbintų taip mielai, bet visas kabinetas nušvito, visi pradėjo juoktis, bendrauti. Tai iš tikrųjų jie labai integruoja vaikus visur, kur tu beeitum, absoliučiai kiekvieną kartą, jeigu esu kažkur parduotuvėje, atsiskaitinėjau iš prekes ar perku kavą. Sakau, 90% pardavėjai pakalbins, pajuokins mano vaiką, kas iš tikrųjų yra labai malonu. Sekantis dalykas - vairavimo situacija. Tai tikrai pietinėse šalise girdėjote tokių stereotipų, kad vairuotojai yra pašėlę, tai tikrai taip, yra tų pašėlusių vairuotojų, bet kaip ir visur, sakyčiau, pasaulyje, gali įdomus sutapimas ar ne, bet dažniausiai pastebiu, kad tai būna BMW vairuotojai kažkodėl. Bet šiaip tai situacija Portugalijos su vairavimu yra tokia, kad yra labai daug siaurų gatvelių ir stačių kalnų, dėl to būna sudėtinga prisiparkuoti. To pasiekoje pastebėsite labai daug mažų automobilių, tokių kaip Smartų, Fiat ir dabar neseniai atsirado toksai Citroen modelis, kuris iš tikrųjų labai patraukė dėmesį, tai yra elektrinė 2 vietų mašinėlė ir smagus dalykas, kad Portugalijos paštininkai ją naudojasi. Tai jeigu jūs gyvenat senamiestyje, rajone, kur yra siauresnės gatvelės, jūs matysite paštininką su ta mašinyte, kadangi gali visur labai lengvai prisiparkuoti ir per langelį tiesiog paduoti siuntas. Sekantis dalykas apie mašinas, tai tikrai yra labai populiaru dar naudotis avarinėmis švieselėmis. Tai jeigu reikia sutvarkyti kur greitai reikalus, tai žmonės labai dažnai tiesiog įjungia avarinį, išbėga ar į paštą, ar į banką kažkur, gatvelės užgrūsta, žmonės pyksta. Bet tokia jau ta kultūra. Tada dar sulaukiau klausimo pirmame videoje, kaip yra su kalba. Ar jeigu esat portugalų grupėje, ar žmonės stengiasi kalbėti su jumis angliškai, ar reikia stengtis portugališkai. Tai pasakysiu taip, labai priklauso nuo žmonių, bet dažniausiai atveju žmonės tikrai stengiasi palaikyti pokalbį angliškai, net jeigu jie puikiai nešneka. Bet aišku, jeigu yra didelis kambarys, daug žmonių, žmonės tikriausiai kalbės portugališkai. Nebus, kad visi persijungs automatiškai į anglų kalbą.
Ir vėlgi mano požiūris, kad yra viskas su tuo gerai ir jeigu tu jau nusprendai gyventi svetimoje šalyje, tai yra tavo atsakomybė išmokti kalbą ir ją kalbėti. Tai mano atveju aš tikrai dar nešneku laisvai portugališkai, bet jau suprantu tikrai labai daug, tai man nebėra tos problemos, tai tiesiog aš net žmonėms pasakau, kad viskas gerai, gali šnekėti portugališkai, aš neįsižeisiu ir jeigu ką aš atsakysiu, kiek galėsiu portugališkai, o gal ir angliškai. Tai būna tikrai kartais pokalbių, jeigu vyksta kokios rimtesnės temos, gilesnės, tai būna žmonės kalba portugališkai, aš atsako angliškai ir pokalbis tiesiog liejasi laisvai. Sulaukiau klausimų, kokia yra aptarnavimo kultūra privačiam ir viešajam sektorija. Tai sakyčiau labai priklauso, ar tai yra didmiestis kaip kad Lisabona, ar Porto miestas, ar tai yra kažkoksai kaimelis. Yra tikrai problemų su laiko terminais, žmonės jį supranta šiek tiek kitaip, bet vėlgi, kai tu čia gyveni, tavo lūkesčiai labai pasikeičia. Bet jeigu tu esi toks žmogus, kur nori visko tiksliai dabar ir čia, tai gal Portugalija nebus tau pati tinkamiausia šalis. Norėčiau paliesti biurokratijos temą, nes tikrai yra daug stereotipų, kad Portugalija yra labai korumpuota šalis, daug biurokratijos. Tai taip ir ne. Tai sakyčiau, tos biurokratijos visur yra ir visokių niuansų visose šalise. Tai pavyzdžiui, čia tikrai niekas neduoda jokių pinigėlių daktarui į kišenę, bet atsiranda daug popierizmo. Ir kalbant toliau apie biurokratiją, tai turiu vieną iš tikrųjų labai juokingą istoriją papasakot, tai kurią atsiminsiu visą gyvenimą. Ir šitas dalykas gal susijęs taip pat, kad Portugalija yra gana technologiškai atsilikus šalis. Tai kai tu gyveni čia, atrodo įpranti, kad ateini ten, nežinau, į autobusą, negali ten kortelę atsiskaityti, turi centus krapštyti ir panašiai, kad daug kur banko kortelės nepriema. Tai man būna, kai aš atvažiuoju į Lietuvą, atrodo, dieve, kokia futuristinė šalis, viskas taip modernu ir taip sklandu. Tai čia to Portugaliją tikrai nepatirsit ir tikrai bus žingsnelis žemyn. Bet vėlgi, kai tu gyveni, tu prie to pripranti ir atrodo, neįsivaizduoji, kad gali būti kitaip. Tai grįžtant prie tos istorijos, prieš kelis metus, kai tokiausi su savo vyru, mes tuo metu dar gyvenom Londone ir norėjom tuoktis Portugalijoje. Ir turėjom užsirezervuoti datą kaip santuokos rūmais, Zakse, kad įteisinti santuoką. Ir mes atvykom ir sakom, sveiki, norim užsirezervuoti tą ir tą dieną mūsų vestuvėms. Ir moteris sako, nu žinokit, nieko nebus, sistema dar uždaryta, turite atvažiuoti po 2 mėnesių. Mes sako, mes negalim, kadangi mes gyvenam kitoje šalyje ir tikrai yra labai sudėtinga mums prikeliauti pirmyn atgal. Tai, nu žodžiu, aš tai būčiau ėjęs ir išėjęs, bet mano vyras jis toksai, kuriai kažko jau reikia, tai jis pasidarys. Tai žodžiu, pradėjau su tą moterim kalbėti, kol galiausiai, nu gerai, sako, aš padarysiu išimti jums paslaugą. Sako, aš įrašysiu į sistemą, nors yra uždaryta. Ir dabar klausykit. Yra stalas ir jinai išsitraukia iš po stalo knygą, tokią kaip senais laikais. Atvertė ten kalendorius, jinai atvertė tą mūsų datą. Jinai paėmė pieštuką ir pieštuku įrašė mūsų vardu. Sako, nu va, įrašiau jūs į sistemą. Ir mes stovim ir mes jau ten prunkščiam, atrodo, nu nesuvokimi dalykai, kaip dar vyksta tokiais laikais, kad pieštuku užrašyti į sistemą kažkokią. Ir tada mes susižvalgiam, nu tiek to jau, svarbu mūsų užrašė. Tai sakom, o tai kaip mus įtvirtinti tą sistemą? Sako, nu žinokit, vis tiek turėsit atvažiuoti ir kai atvažiuosim, tada aš jau apvedžiosiu tušinuku. Tai žodžiu, vėlgi, kol mes susižvalgiam, sakom, gerai, grįšim. Bent jau turėjom tą datą rezervuotą, bet irgi buvo kosmosas, kad tokie dalykai dar vyksta. Užrašymai pieštuku, apvedžiojimai tušinuku, kur atrodo tokie dalykai vyko ten, nežinau, prieš 30 metų. Paskutinis dalykas, kurį noriu aptarti, tai yra Portugalijos atlyginimai. Nes tikrai labai daug kas klausia, kokia situacija yra su jais. Tai vėlgi, mano tikslas yra edukuoti, situacija yra nekokia. Tikrai nerekomenduoju jokia kaina atvažiuoti čia su santaupom ir tikėtis, kad greit susirasi darbą, pavyks įsitvirtinti. Tai būtų labai didelė klaida, kuri keltų labai daug streso. Mano patarimas būtų susirasti darbą nuotoliniu būdu, kas yra įmanoma. Ir dar geriausia atveju, jeigu ta įmonė būtų gal net už Portugalijos ribų, bet jam reikia žmogaus, kuris dirbtų Portugalijoje ir būtų mokesčių mokėtojas čia. Tokiu būdu viskas yra čiki ir tikrai jūs galite mėgautis gyvenimu čia. Kitu atveju atvažiavus galite labai nusivilti ir atlyginimą gauti apie realistiškai nuo 1000 eurų iki 1500, kalbu apie kvalifikuotą darbą, kur atrodo gerai, labai nėra jisai aukštas, bet realiai išgyventi būtų neįmanoma, kadangi nuomos kainos yra kosminės. O taip yra todėl, kad Portugalija yra turistinė šalis ir labai daug nekilnojamo turto yra konvertuota į Airbnb, viešbučius ir tiesiog net vietiniai neturi kur gyventi. Aš galėčiau plėstis, čia visi kultūriniai, socialiniai dalykai persipinę, bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl Portugalai taip vėlai išsikrausto iš savo tėvų.
kur mes Lietuvoje jau atrodo studijų metais, jeigu tu išvažiuoji studijuoti į Vilnių, Kauną, po to turbūt nuomose savo būstą, kur Portugalijoje žmonės būna gyvena su tėvais iki 30 metų, kur atrodo Lietuvoje jau žmonės turi savo namus ir vaikus, pradėjo kurtis gyvenimus. Bet vėlgi viskas atsiremia į ekonominę situaciją ir tiesiog nėra galimybė žmonėms va taip išeiti. Kalbant apie būsto kainos, kurios yra labai labai aukštos ir prie to paties sistema yra tokia, kad reikia labai daug pradinio įnašo net nuomai. Tai dažniausiai būna prašo pirmos nuomos, paskutinės ir dar būna kokie 2 depositai. Tai kur gaunasi, ten nežinau, kokie 6-7 tūkstančiai vienisi nuomot būstą. Tai labai reikia įsivertinti tuos dalykus, pasigilinti. Jeigu turit kokių klausimų, tikrai galiu papasakoti daugiau. Ir vėlgi iš tuo kanalu aš tikrai neskatinu atvykti, gyventi svetur, tiesiog noriu dalinti savo patirtimi, kultūriniais dalykais, kurie man pasirodė įdomus ir ypač dabar, kai esu mama ir pasaulį tikrai matau visiškai kitomis akimis. Tai ačiū labai visiems, kurie žiūrėjo šitą video, tikiuosi išmokot kažką naujo, tai labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti, dalinsiuos dar daugiau dalykų apie gyvenimą Portugalijoje ir tikiuosi dar labiau susidraugausim. Ačiū, iki!